Apsirašė žmonių? Užkalta visas dienas. Visos dienos užkaltas? Manęs jeigu reikės pagalbos neprašytinės, tai ypač to laiku. Vis tiek žmonės su konfrontacijos, tai bus susienas. Labai. Aišku. Faina. Laisvo laikas, o čia dabar. Sveiki! Šiandien mūsų misijos televizija išsikraustė į lauką aplankyti mūsų visos stovyklavietės. Ir šiandieną mūsų pagrindinė misija yra stovyklos aktyvus gyvenimas. Pasižiūrėkite mūsų pirmą parengtą reportažą. Super krepšinio komanda, kurią sudaro du nariai. Aš nežinau, ar jie žaidžia vienas prieš kitą, ar jie tiesiog kartu įveikinėja šitas visas kliūtis. Aš noriu paklausti, ką jūs manote apie šiais metais naujai įrengtą jūsų krepšinio aikštelę, naujai išklotą šitą dangą? Tiesiog puiku, geresnio nebūtų niekur. Čia praktiškai kiek balų įvertintumėt? Nu, 11 iš 10 duočiau. Supratau, ką jūs manote? Aš 20 balų duočiau iš karto. Aha. Tai jūs čia praktiškai saugote tą naują dangą ir nenorit, kad sugadintų tokie nemokšas kiti? Viskas, ką čia yra, tai yra puikiai. Aha, Labai supratau. viskas gerai padaryta. Ar jums netrūksta kažkaip sirgalių tokio biškį entuziazmo? O, tai sirgalių, jeigu būtų daugiau, tai va, vienas yra, jeigu 10 tokių būtų, tai dar daugiau būtų džiaugsmo ir... O kaip čia žaidėjų, tai ar jūs čia jau nepriema, ta prasme, jums nelygis su kitai žaisti? Nelygis, bet vis tiek norim, kad ateitų, niekas neeina kažkaip. Ką jūs manot? Bijo visi žaisti prieš mus, žinot, čia. Ateisiu, tai rankas slaužyti mes, žiaurus mes esame, ne? Tai va. Supratom, tai tokios naujienos iš krepšinio aikštelės, krepšinio pasaulyje. Ole, 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 ole. Futbolo aikštelėje nerimsta aistros, toks didelis gausus būrys gerbėjų kaip niekur kitur. Ką jūs matote apie šitą žaidimą? Ką reiškia smagus? Įdomus? Įdomus, puiku, ką jūs manote apie šį žaidimą? Geras. Kas čia gero? Įdomu. Už kurį esate komanda? Kuris su Maikutėm? Su Maikutėm, jėga. Ir jūs? Su Maikutėm mes sargam. Kas prognozuojate, kad laimės šito stovyklos turnyrą? Lygios komandos. 6-2. Jūs kaip ekspertas tarkite savo žodį. Mes laimėsim. Jūs, kas tai jūs? Nerealiai. Martynas yra šio sporto profesionalas, meistras ir žurnalistas, ir analitikas, futbolo aikštelių profesionalas, kuris gali pasakyti, kaip šitos aikštelės tiesiog būklė yra, ar neįtinkama šitos pirmosios lygos žaidėjams. Iš tiesų, sudėtinga yra žaisti tokia aikštelė, bet žaidėjai iš tikrųjų yra ištvermingi, jie yra pasiruošę bet kokiam sąlygom žaisti šį nuostabų žaidimą ir manau, jokia aikštelės būklė negali jų sustabdyti nuo šio žaidimo. Supratau, ar nesulaukėte jokio nepasitenkinimo iš žaidėjų pusės? Na, iš tikrųjų buvo keletas tokių replikų, bet tačiau viskas labai puikiai tvarkosi. Agirė, penktį mušė! Nugesinau! Žinoma, nugesinau, kaip aš nenugesinsiu. Puiku, viskas kontroliuojama. Kalbiname paskutinio turnyro nugalėtojas Edrūnės! Kaip vertinate šį žaidimą? Labai gerai, mes laimėjom! Kaip įvertinate savo priešininkės? Linksmos gana. Gal tas ir sudrukdė jom laimėti? Ne, tas juokas tiesiog nenutraukė dėmesio nuo kamulio? Tai ne, mes buvom draugiškos, bet taip gavos netyčia. Netyčia? Edrūnėm kažkas gavosi netyčia. Taip. Ką jūs manote apie šį žaidimą? Labai geras. Kokios emocijos? Geras. Ar tikitės pergalės ateityje? Taip. Paplojame Edrūnę! Tai toks mūsų aktyvus sportuojantis jaunimas ir kokie karšti sirgaliai. Ir todėl mes norim padovanoti naują mūsų laidos rubriką Tikrasis sportas! Labas vakaras, šiandien apžvelgsime futbolo A lygos naujienas ir iš tikrųjų vakar vyko netgi 2 labai intriguojantys susitikimai, kur viskas sprendėsi praktiškai paskutinėmis sekundėmis. Iš tikrųjų
tikrieji džigitai po atkaklios ir intriguojančios kovos iki paskutinio kraujo lašo tik tai 2-7 nusileido nerealiesiems. Iš tikrųjų rezultatas galbūt neatspindintis rungtynės eigos, nes komanda žaidė pakankamai gerai, technišką, greitą ir pakankamai protingą futbolą. Galbūt keletas taktinių klaidų nulėmė šį rezultatą, na, tuo tarpu kitos rungtynės Kumpis priešinosi, iš tikrųjų kovojo, tačiau Stumokliai sugebėjo pelnyti savo įvarčius, išnaudojo progas ir rezultatu 6-0 triumfavo šiose rungtynėse. Na, mes studijoje šiandien turime specialistą iš Italijos, iš tikrųjų atskridusi tolimą kelią, kuris mums turėtų trumpiau panalizuoti šias rungtynės. Taigi galbūt pirma apie džigitų ir nerealiųjų kovą. Iš tikrųjų jūs matėte šią dvikovą, kaip žinau, ir kaip vertinate rezultatą ir patį žaidimą. Buongiorno. Norėčiau pasakyti, kad, nėra kad visiškai sausai, bet, aišku, tai profesionalų lygai visko atsitinka ir čia toks, kaip ir toks, vienas vienetinis atvejis iš tikrųjų. Nežinau, galbūt tas 9 numeris, jisai legionierius, jisai, sakyčiau, pakankamai stiprios kojos ir sausgyslės, viskas išvystyta taip, kad specialiai mušti. Mano, turi ateitį šis vaikinas, turi? Turi. Ir tie lazeriniai tokie smūgiai, jie matomai nulėmė tokį rezultatą. Aš manyčiau taip. 9 numeris, užsimetė apie 9 numerį, tai galbūt jau laikas Lietuvos nacionalinė rinktinė iš tikrųjų pakeisti šį vaikiną, nes kaip matome, Danilevičius paskutiniu metu įvarčių nelabai muša prieš prancūzus Ramūnus 0-1. Kokia jūsų nuomonė? Aš manau, kad dar Lietuvos klubas nėra pajėgus tiek, kad galėtų sumokėti. Nebent jeigu su manim šiek tiek pašnekėtų, galėčiau žmonos sąskaitos pervesti į tą klubą šiek tiek tos vaikų pinigėlius, kad galėtų nusipirkti tas klubas tą žaidėją ir tikrai, manau, būtų vertingas. Bet čia jau reikėtų asmeniškai su manim šnekėti. Bet komandos žaidimas flangais ir nenuvylė, iš tikrųjų per mažai perdavimų baudos aikštelę, nesusižaidimas baudos aikštelėje, prarastas kamuolys, greita kontrataka įvartis, kaip vertinate štai šiuos derinukus? Be komentarų. Be komentarų. Na, kitos rungtynės Kumpis Stumokliai 0-6, rezultatas iš tikrųjų neatspindintis rungtynės eigos.